Paauglystė balsas lūžinė. Sveiki kavos gurmanai, su jumis ir vėl aš, Matas, iš Kavos draugo. Ir šiandieną pristatysiu tikrą premjerą. Naujutėlaitį Sorso espreso kavos aparatą. Šis! Kompaktiškas, minimalistinis ir labai galingas, neturintis lygių savo kainų kategorijoje. Bet prieš pradedant, spausk širdelę, prenumeruok mūsų kanalą, rašyk komentarus. Man tai labai svarbu. Na ką? Judam prie aparato. Trumpai apie Sorso prekės ženklą. Jo šūkis viskas prasideda nuo gurkšnio. Šis šūkis reiškia pažadą, kad šie kavos aparatai yra tokie paprasti ir intuityvūs, kad leidžia susikoncentruoti į patį svarbiausią dalyką – tobulą kavos gurkšnį. Patikrinkim. Pirmiausia, apžvelgime dizainą ir tai, kas yra išorėje. Tvirtas, nerūdėjančio plieno korpusas, švarios linijos, žodžiu, visiškas minimalizmas. Aparatas nors ir yra kompaktiškas, bet turi pakankamai didelę išėmamą 1,7 litro vandens talpą. Čia ant viršaus puodelių šildymo zona. Pakankamai talpus vandens nulašėjimo padėklas. Kavos aparatas turi profesionalią 58 mm dydžio kavos virimo grupę, kurią apšviečia speciali LED lemputė. Į visas pusės besisukiuojantis 3 skylučių garų angalis su garų rankenėlė. Ir iš valdymo pusės 3 lakoniški mygtukai. Įjungimo, kavos paleidimas rankiniu režimu ir programuojamas kavos mygtukas. Nedidelis ekranėlis. Ir kas dar labai patogu, kavos aparatas turi slėgio matuoklį. Kartu su kavos aparatu atkeliauja rimtas 58 mm portafiltras kartu su 2 filtriukais, 1 dozei ir 2 dozėm. Taip pat geras metalinis tamperiukas, kavai suspaust ir aišku, valymo diskas, šepetėlis ir naudojimo instrukcija. Na, o dabar išbandykime, kaip veikia šis aparačiukas. Aišku, pradžiai reikia įsipilti vandens ir įjungti kavos aparatą. Palaukti reikės vos keletą minučių, kol aparatas įkaista. Sorso kavos aparatas turi 550 ml boileriuką kavai ir, kas unikalu, atskirą termobloko pieno sistemai. Todėl nebereikia laukti tarp kavos gaminimo ir pieno plakimo, bei atvirkščiai. Taigi pasiruoškime kavos dozę. Šiandien naudojau Parallel 36 kavos pupeles. Susimaliau 18 gramų kavos pupelių su Eureka Mignon Zero Single Dose elektrinė kavamalė. Maltą kavą suberiame į portafiltrą. Šiek tiek pakratome, išlyginame. Ir su Sorso tamperiuku, kurį rasite kavos aparato komplektaciją, supresuojame ją portafiltrą. Voila! Įstatome portafiltrą su paruošta kava ir padedame puodelį ant nulašėjimo padėklo. Ekranėlėje matome boilerio temperatūrą, tai reiškia, jis yra pasiruošęs. Spaudžiame rankinio režimo mygtuką. Ir kas yra labai patogu, tai ekranėlėje yra laikmatis, kuris rodo laiką, kiek laiko ruošiama kava, ir taip pat slėgio matuoklis, kuris rodo pasiekiamą slėgį. Stop. Ir štai pasiekime 9 barus, kurį matėte slėgio matuoklyje. Idealiu atveju espreso turėtų subėgti per 30 sekundžių 36 gramai kavos. Skaičiukai puikus, espresiukas atrodo tobulai, o kaipgi skonis? Labai skanus, subalansuotas skonis. O tiems, kurie nori pasigilinti į kavos skonių pasaulį bei mėgstate eksperimentuoti, Sorso espreso kavos aparatas siūlo šiuos nustatymus. Kavos aparate galima keisti boilerio temperatūrą nuo 80 iki 102 laipsnių temperatūros. Kintant temperatūrai, kinta ir kavos skonis, todėl galite rasti savo tinkamą skonį. Temperatūrą galima reguliuoti taip. 3 sekundės palaikot ant pliusiuko. Ir temperatūrą reguliuojate su pliusu arba minusu. Mažinat, didinat. Taip pat galima keisti išankstinio plikimo trukmę nuo 0 iki 30 sekundžių. Tai leidžia išgauti geresnę ekstrakciją, skonį, aromatą, tirštumą. Išankstinio plikimo trukmę galima reguliuoti taip. 3 sekundės palaikote ant minusiuko.
ir su minus arba plius jūs reguliuojate išankstinio plikimo trukmę. O patiems pačiausiams espreso entuziastams yra galimybė pareguliuoti vandens srautą per minutę. Kavos aparate yra vožtuvėlis, kurį pasukus galima išgauti įvairiausius kavos skonius. Taigi, kogi dar mes neišbandėm? Ogi pieno sistemos. Ar jūs pasiruošę latte artui? Aišku, nesu aš super dailininkas, bet pabandom. Kaip ir minėjau, ši pieno sistema turi dedikuotą kaitinamąjį elementą. Todėl pieno sistema visą laiką bus pasiruošusi plakti pieną be jokių pauzių. Kitaip nei vieno boilerio kavos aparatėliai. Kaip ir minėjau, garų angalis turi 3 skylutes, kurios užtikrina puikų plakimą ir taip pat ant garų angalio yra guminis laikiklis, kad nenudegtumėt rankų. Taigi, pabandom išsiplakti pieną. Pieno plakimo metu taip pat veikia timeris, todėl jūs galite fiksuoti plakimo laiką. Turime espresiuką, turime tobulai suplaktą pieno putą, pasidarykime kapučino. Na štai, kaip gražiai paruošta kavytė, paragaukim. Tikrai pieno putą išplakė tobulai, espresiukas nerealus. Taigi, kokiosgi išvados apie kavos aparatą? Tiesą sakant, tikrai likau maloniai nustebintas. Sorso pateisina savo šūkį, kad viskas prasideda nuo gurkšnio, o kelias iki jo yra labai paprastas ir aiškus. Jeigu norite namuose mėgautis tobulų kavos gurkšnių, Sorso espreso jau laukia jūsų. Ir būtent dabar turime specialų pasiūlymą šiam kavos aparatui. Nuorodą rasite aprašyme. Jeigu jums patiko šis video, prenumeruok mūsų puslapį, spausk širdelę ir komentaruose išsakyk savo nuomonę apie naująjį Sorso espreso. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų. Ir man kažką pirštais.